iš širdies į širdį. Nes tik jie tai girdi. Sveikos mielosios radio stoties XFM klausytojos. Šį vakarą vėl su jumis sveikinuosi aš Eglė ir radio laida Moterims iš širdies į širdį. Šį vakarą aš pasikviečiau dvi žavias viešnias, kurios papasakos mums apie radio laidelės vaikams ir žurnaliuko Vaikams vakaro žvaigždelė visą gimimą, istoriją ir tolimesnius planus. Taigi šiandien mūsų studijoje radio laidos Vakaro žvaigždelė redaktorė Daiva Bauerienė ir žurnalo redaktorė Vilma Varkulevičienė. Labas vakaras, mielos viešnios. Labas vakaras. Labas vakaras. Aš iš tiesų labai džiaugiuosi, kad toks žurnaliukas gyvuoja Lietuvoje ir gyvuoja iš tiesų jau labai netrumpai, sakyčiau, kiek žinau, pernai radio laidelė suskaičiavo jau savo 10-metį ir atšventė savo 10-ąjį gimtadienį. Taigi labai džiugu ir sveikinu jūs su tuo. Ir pirmasis klausimas, Daiva, jums, kaip gimė idėja kurti laideles vaikams? Nuo ko prasidėjo visas šis projektas? Taip, radio laidai jau 10 metų. Kaip gimė idėja? Viskas prasidėjo vaikystėje. Kiek atsimenu, kai buvau vaikas, tai prieš veidrodį laikydavau šukas ir įsivaizduodavau, kad tai yra mano mikrofonas. Ir aš kalbėdavau, dainuodavau, žodžiu, visaip vaidindavau, kad vedu radio laidas. Šeimos narių prieidavau ir klausdavau, labadiena, porą žodžių apie savo gyvenimą ir atstatydavau juos šukas. Tai žodžiu, visi juokdavosi ir būdavo labai smagu. Bėgo metai ir taip susiklostė aplinkybės, kad Gerosios naujienos centro direktorius Remigijus Jucevičius man paskambino ir paklausė, Daiva, gal nori rengti radio laidas vaikams? Ir žinoma, aš su džiaugsmu sutikau. Vėliau važiavau į Slovakiją, į seminarus, kaip rengti radio laidas, radio spektaklius ir štai jau 10 metų rengiu radio laidas, radio pasakas, spektaklius, rašau scenarijus, įgarsinu, montuoju. Taip ir bėga laikas. O kaip gimė radio laidos pavadinimas, būtent Vakaro žvaigždelė? Pirma mintis buvo tokia, kad radio laida turi skambėti vakare, kai vaikai sugrįžta iš darželių, iš mokyklų ir jau pavalgo vakarienę. Ir dar yra tokia mintis, kad ta informacija, kurią vaikas išgirsta prieš eidamas miegoti, ji kažkokiu būdu lieka jo galvelėje. Ir dėl to stengiamės, kad radio laidos būtų tokios ramios, ramybei nuteikiančios, linksmos. Ir ta informacija tokia smagi, gera, kad vaikas eidamas miegoti galvotų geras, šviesias mintis ir jos liktų jo galvelėje, kai vaikas ryte atsikels. O Vakaro žvaigždelė, dar pavadinimas dėl to toksai, kad vakare eidami miegoti mes pažiūrime pro langą į žvaigždes. Daiva, o kaip vystėsi visa radio laidos Vakaro žvaigždelė struktūra? Ar jinai buvo nuo pat pradžių tokia, ar kažkaip keitėsi? Nes tarkim šiuo metu, mano manymu, ji yra tikrai pati radio laida, ji yra labai įvairi, joje yra ir dainelių, ir giesmelių, ir Biblijos istorijų, ir pasakų. Tiek daug visko įvairaus kiekvieno skoniui, kiekvieno ausiai. Ir ar tokia struktūra buvo nuo pat pradžių, ar kažkas keitėsi laikui bėgant? Žinoma, radio laidos prieš 10 metų buvo šiek tiek kitokios. Kai pradėjau rengti laidas, tai man norėjosi tiesiogiai labai mokyti vaikus, kad vaikučiai darykite taip, o taip nedarykite. Tokia labai tiesmukiška edukacija. Ir bėgo laikas ir aš supratau, kad man nebepatinka tokia tiesmukiška edukacija. Dėl to, klausydama pirmųjų savo laidų, dabar tik tai šypsausi. O manau, kad geriausias mokytojas vaikui tai yra, kada jis pats atranda tą tiesą, savo tiesą. Kai miške surandi pats baravyką, tai jis daug gardesnis negu turguje nusiperki.
Todėl ir radio laidose norisi tą tiesą ar kažkokią tai svarbią informaciją sakyti veikėjų lūpomis. Per pasaką, per radio spektaklį, o galbūt dainelės tekstu norisi vaiką kažkaip pamokyti. Kartais neišvengiu ir tiesioginio pamokymo, bet tai būna labai labai retai. Tai iš tikrųjų ta laidos struktūra, jinai bėgant metams keitėsi. Jeigu pradėjom pasakomis ir interviu, tai dabar žinoma yra įvairių rubrikų ir jos labai skirtingos. Gimsta nauji projektai, susipažįstu su naujais žmonėmis, kurie mielai prisideda prie radio laidų veiklos. Šiemet bus naujas projektas Kalbanti knyga, kalbės Biblija, kalbės ir pasakų knygos, ir poezijos knygos. Taigi šiais metais radio klausytojų laukia naujas projektas Kalbanti knyga. Aš ir pati su vaikais kartu esu šios laidelės klausytoja, gal ne tiek laidelės, mes dažniau klausomės kompaktinių plokštelių, kurios išleidžiamos vieną kartą per ketvirtį, bet tikrai pastebiu, kad vaikam labai patinka, kai jiems reikia patiems atrasti tiesą. Jiems patiems reikia nuspręsti, kieno poelgis buvo teisingas, kieno netoks teisingas, į tuos klausimus atsakyti ir tikrai tai labai kabina jų širdeles. Todėl aš tikrai tikiu, kad tos vertybės, kurios yra deklaruojamos šiose laidose, jos labai reikalingos ir labai naudingos mūsų vaikams. Mes padarykime trumpą pertraukėlę, pasiklausykime muzikos ir mūsų pokalbį pratęsime po jos. Likite su mumis. Spalvotas skėtį aš turiu, jis man gražiausias iš visų. Lietaus lašiukai kap, 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 o skėtis man neleis sušlapt. Lietaus lašiukai kap, 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 o skėtis man neleis sušlapt. Batus guminius aš turiu, jie man gražiausi iš visų. Lietaus lašiukai kap, 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 o batai man neleis sušlapt. Lietaus lašiukai kap, 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 o batai man neleis sušlapt. Apsiaustą nuo lietaus turiu, jis man gražiausias iš visų. Lietaus lašiukai kap, 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 apsiaustas man neleis sušlapt. Lietaus lašiukai kap, 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 apsiaustas man neleis sušlapt. Smagu šlepsėti po balas, smagu baidyti varles. Lietaus lašiukai kap, 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 o skėtis apsiaustas ir batai neleis man sušlapt. Lietaus lašiukai kap, 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 o skėtis apsiaustas ir batai, o skėtis apsiaustas ir batai, o skėtis apsiaustas ir batai neleis man sušlapt. XFM. Iš širdies į širdį. Nes tik jie tai girdi. Grįžtame po muzikinės pertraukėlės į studiją ir tęsėme pokalbį su dviem žaviomis viešniomis, Daiva ir Vilma. Ir šiandien kalbamės apie Vakaro žvaigždelės radio laidą ir žurnaliuką. Ir prieš muzikinę pertrauką Daiva šiek tiek papasakojo mums, nuo ko prasidėjo radio laidos gyvavimas, kaip gimė laida ir kaip žengė pirmuosius tuos žingsnius. O dabar norėčiau paklausti Vilmos. Vilma, kaipgi kilo mintis sukurti žurnaliuką Vakaro žvaigždelė, kuris galėtų būti tarsi priedas prie radio laidos vaikams? Mintis ir svajonė apie žurnalą vaikams, jinai
gyveno ir kirbėjo širdį tikrai labai, labai seniai. Ir aš atsimenu dar sąjūdžio laikais ir vėliau vis eidavau pro spaudos kioską ir vis apžiūrėdavau pasiūlą vaikams. Ir labai norėjau, iš tikrųjų galvodavau, kaip būtų gerai, ir labai norėjau, kad būtų toks žurnalas, kuris kalbėtų vaikams apie tai, kas jiems svarbu, bet teisingų krikščioniškų vertybių šviesoj. Ir kiek eidavau ir ieškodavau, tokio žurnalo nebuvo. O vieną vakarą mano vaikai įsijungė žinių radiją ir paklausė radijo laidą Vakaro žvaigždelė. Ir nuo to vakaro jie tapo fanai iš tikrųjų. Rašė laiškus, piešė piešinius, atliko užduotis, kol vieną dieną Daiva pasikvietė mus pasižiūrėti, kaip kuriamos radijo laidos. Ir nuo tada prasidėjo mūsų draugystė ir kelionė tokia link svajonės išsipildymo. Kas labiausiai palietė klausant tos radijo laidos mane ir aš galvoju mano vaikus, tai labai tokia šviesi nuotaika, šviesi dvasia. Žodžiu, tos laidos nebuvo moralizuojančios, jos nemokė ten, kaip reikia daryti, kaip reikia tiesiogiai, žodžiu, vaikų nemokė ir nemoralizavo, bet buvo labai žaismingos, labai šviesios, labai, labai šiltos. Ir tai, aš manau, palietė vaikų širdis. Ir kai mes susitikom, kažkaip pasidalinau su Daiva svajonę, sakau, jau kuris laikas vis mąstau apie žurnalą vaikams. O ką jeigu leisti žurnalą Vakaro žvaigždelė ir kad tas žurnalas irgi būtų kaip ir radijo laida, žodžiu, pilnas, kvėpuotų šitą dvasia, kalbėti vaikam apie viską, apie visus gyvenimo dalykus, bet krikščioniškų vertybių šviesoj. Ir Daiva sako, kodėlgi nepradedam. Ir tuo metu tai atrodė visiškai neįmanoma, nes nebuvo nei komandos, žurnalo leidybai reikėjo daug lėšų, bet po truputį net neįsivaizduoju, kaip, žodžiu, susirinko savanorių komanda, tai susirinkom kažkokią tai paramą ir pradėjom 2008 metais pasirodė pirmas numeris dar be kompaktinės plokštelės. Ir keitėsi komanda, mes augom, keitėsi žurnalas, atsirado kompaktinė plokštelė ir aš manau, kad mes dar turėtumėm keistis ir augti ir tai yra natūralu. Tikrai nueitas nemažas kelias ir aš galvoju, tikriausiai per tuos 10 metų, tikrai buvo ne viena akimirka, kai pritrūkdavote ir idėjų. Ir apskritai papasakokit, iš kur kyla idėjos, kaip sugalvojate personažus, istorijas, siužetus įvairioms pasakoms, dainelėms. O kaip gimsta tos idėjos ir iš kur semiatės įkvėpimo? Kas yra jūsų įkvėpimo šaltiniai? Klausėte, kaip gimsta idėjos radijo laidoms. Būna įvairiai. Idėjos ateina iš kasdienybės. Eini ar važiuoji ir pamatai kažkokią situaciją ir pagalvoji, būtų visai gerai radijo laidoje papasakoti apie šią situaciją. Kartais gauname laiškų, klausytojai atsiunčia pasakų, savo kūrybos eilėraščių. Būna, kad perskaitai knygą ir galvoju, čia labai gerai bus radijo laidoje vaikams pakalbėti šią temą. Niekada nežinai, kada į tavo kūrybinės dureles, tavo kūrybinę dirbtuvėlę pasibels nauja mintis. Tik noriu pasakyti, kad jeigu esi pavargęs ir prislėgtas rūpesčių įvairiausių, tai kūrybinės durelės yra uždarytos. Mano tikslas, kad žmogus pasiklausęs radijo laidos pasijustų ramesnis, kad širdelėje jam taptų kažkaip šviesiau. Ar muzikos dėka, ar to teksto, kurį jisai išgirdo. Tiesiog pasiklausai laidos ir tau gera. Štai toks yra tikslas Vakaro žvaigždelės. Tačiau noriu pasakyti, kad
norint skleisti žmonėms šviesą ir ramybę, pats turi būti ganėtinai šviesus žmogus ir ramus. Nes jeigu būsi susirūpinęs, neišsimiegojęs, piktas, tai tavo balsas viską išduos. Taigi, dirbdama šį darbą, rengdama radijo laidas, turiu laikytis režimo, saugoti savo balsą, mintis, kad mintys būtų švarios. Klausėte, kaip susikuria dainos? Vieną kartą labai smarkiai lijo. Aš norėjau išeiti pasivaikščioti, bet man kompanijos niekas nepalaikė. Sako, oi, kaip lyja, koksai negražus oras. O man labai patiko lietaus lašeliai. Todėl aš apsiaviau guminius batus, pasiėmiau skėtį, striukę ir išėjau pasivaikščioti. Ir eidama keliuku, šlepsėjau po balas, lietaus lašiukai barbeno į skėtį ir gimė daina Aš nebijau lietaus. Ši dainelė beje mūsų viena mėgstamiausių su dukra, mes ją iki šiol labai dažnai dainuojam ir prisimenam ir išties labai patinka į mums. O kita daina, pažiūrėkite kaip gražu, gimė tada, kai už lango krito baltos didelės snaigės, krito dideliais kąsniais. Aš paėmiau gitarą ir susikūrė dainos melodija ir žodžiai. Pažiūrėkit, kaip gražu. Sukurti dainą paskatina tam tikrą situaciją. Pavyzdžiui, nuvažiavome į Šiaulių kūdikių namus ir man teko grupė, kur vaikučiai dar patys nelabai vaikšto. Tai atėjau su tokiu dideliu triušiu, su gitara ir galvoju, ką man dabar su šitais mažyliais reikės daryti. Na kągi, aš juos panešiojau, paglosčiau, bet galvoju, pabandysiu aš jiems pagroti ir padainuoti. Ir kai jie išgirdo gitaros garsus ir dainą, tai jie sukluso. Rankytėmis pradėjo lyg ir ploti, judėti link manęs, pradėjo šypsotis. Tai aš supratau, kokią didelę reikšmę muzika, dainos duoda vaikui jo vystymuisi. Kai jisai išgirsta muzikos garsus, jo smegenys pradeda dirbti. Ir aš supratau, kad kūdikių namams labai trūksta tokių paprastučių dainelių, kur auklėtojos galėtų dainuoti drauge, rodyti vaikučiams judesius, kur nosytė, kur ausytė, rankytė, kojytė, kad vaikučiai vystytųsi. Taip gimė projektėlis Tuku pasistiepkim ant pirštukų, dainelės patiems mažiausiems. Apie kitus projektus mes pakalbėsime šiek tiek vėliau, o dabar, kadangi prakalbote apie daineles, mes dabar ir pasiklausykime dainelės Pažiūrėki, kaip gražu. Kviečiu visus klausytis ir likti su mumis ir pratęsime mūsų pokalbį po pertraukėlės. Krinta snaigės iš dangaus, niekas jų nepagaus, vėjas gano aveles, baltas snaigutės. Pažiūrėki, kaip gražu, Gražu, kiek avalių ant šakų, šakų, milijonai gal 5, 5, suskaičiuoti negali. gali, Pažiūrėki, kaip gražu, gražu, kiek avalių ant šakų, šakų, milijonai gal 5, 5, suskaičiuoti negali. gali, Debesų pily aukštai ganosi avių pulkai, vėjas atveria vartus ir išleidžia ėriukus. Pažiūrėki, kaip gražu, gražu, kiek avalių ant šakų, šakų, milijonai gal 5, 5, suskaičiuoti negali. gali, Pažiūrėki, kaip gražu, gražu, kiek avalių ant šakų, šakų, milijonai gal 5, 5, suskaičiuoti negali. gali, Kai pavasaris ateis su saulutės spinduliais, baltus ėriukus jis pavers į lašiukus. Pažiūrėki, kaip gražu, gražu, kiek lašelių ant šakų, šakų, milijonai gal 5, 5, suskaičiuoti negali. gali,
Pažiūrėkit, kaip gražu, 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 kiek lašelių ant šakų. šakų, šakų, Milijonai gal 5, penki, penki, suskaičiuoti negali. gali, gali, Pažiūrėkit, kaip gražu, 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 kiek lašelių ant šakų. šakų, šakų, Milijonai gal 5, penki, penki, suskaičiuoti negali. Iš širdies į širdį. Nes tik jie tai girdi. Grįžtame į studiją ir aš primenu, kad šiandien pas mus svečiuojasi Vakaro žvaigždelės radio laidos ir žurnaliuko redaktorės Vilma Varkulevičienė ir Daiva Bauerienė. Ir norėčiau užduoti klausimą Vilmai. Žinau, kad žurnaliukas skaičiuoja berods jau 8 gyvavimo metus. Ir tikiu, kad tikrai buvo ne viena diena, ne vieną kartą susidūrėte su, mintimi galbūt, kad jau turbūt laikas viską nutraukti, nes tikiu, kad tas kelias nebuvo labai lengvas. Ir, kaip ir kiekviename kūrybinėme kelyje ateina tokių dienų, kai išsisemi, kai pavargsti, juolab, kad kiekvienas turime ir paraleliai ir kitų pareigų, darbų, užsiėmimų. Taigi, Vilma, papasakokit, iš kur semiatės tos stiprybės ir, kas padeda jums nepaliauti, kas padeda jums eiti pirmyn, kas padeda jums kurti toliau, kas įkvepia jūs kurti ir nenutraukti šios veiklos, šio žurnaliuko. Kai pradėjom leisti žurnalą, kaip ir tikram gyvenime, ne viskas klojosi lengvai, tikrai ne viskas sekėsi lengvai. Ir vienu metu atėjo toks laikas, kai atrodė jau nebeliko komandos. Iš tikrųjų, dalis savanorių pasitraukė, trūko lėšų ir visi pradėjom svarstyti, kad galbūt Vakaro žvaigždelę reikia jau uždaryti, nes tikrai leisti ją per sunku. Ir buvom susitarę, kad Liepos mėnesį, kaip ir atostogos, visą Liepos mėnesį mes turim pagalvoti ir jau susirinkę rugpjūčio mėnesį jau turim būti nusprendžiam, ar leisim žurnalą toliau ar ne. Ir tą Liepos mėnesį tiesiog šovė man į galvą mintis nueiti aplankyti dienos centrą, Vievio dienos centrą, nuėjau ten į svečius ir pirmas žmogus, aš net neatsimenu, kuris ten berniukas, bet pirmas žmogus, kuris pasitiko, buvo berniukas ir pirmas jo klausimas buvo: "Labą dieną, ar turite kitą Vakaro žvaigždelės numerį?" Ir sakau, dar neturiu, dar neišleidom ir jisai sako: "Žinot, aš taip laukiu kiekvieno numerio, ar kada galėtų kitas numeris būti greičiau?" Ir aš pagalvojau, kad netgi jeigu vienas vaikas laukia žurnalo, tai jisai reikalingas ir mes neturėtumėm sustoti. Ir po to papasakau savo komandai ir visgi nutarėm neuždaryti žurnalo ir tikrai labai džiaugiuosi, tą sunkesnį laiką praėjom. Ir gyvuojam toliau, jau dabar rengiam 30 žurnalo numerį. Tai yra tikrai labai smagu. Labai dėkinga aš visiems, kurie nuo pat pradžių žurnalo, kurie vėliau prisijungė, visai komandai, kuri deda širdį ir savo laiką, ir savo talentus. Tikrai, puikūs žmonės. Aš labai žaviuosi visais, kurie prisideda prie Vakaro žvaigždelės. Kurti įkvepia kasdienybė, turbūt labai svarbu, kažkaip tam gyvenimo toj rutinoj, toj gyvenimo kasdienybė, aš manau, kad labai svarbu yra neprarasti vaikiško žvilgsnio, matyti, nenustoti džiaugtis, matyti kiekvieną smulkmeną, kiekvieną grožį, kiekvieną spalvą ir, viskas, kas aplinkui, tai kas supa mus, tai yra įkvėpimo šaltinis. Dar vienas šaltinis, tai yra mano pačios vaikai, tikrai tokia didelė dovana ir labai smagu matyti, kaip jie auga, kaip
kaip jie susiduria su iššūkiais ir kaip jie nugali. Žodžiu, ir daug tokių tikrų gyvenimo situacijų būna kaip įkvėpimas, įkvėpia kažkokių pasakų siužetus ir temas žurnalui. Aš tikiu, kad tikrai daugybė vaikučių ir jų tėvelių ir senelių labai džiaugiasi šiuo žurnaliuku, turėdami galimybę spręsti užduotis, skaityti įvairiausias istorijas, mokytis dainelių. Ir šioje vietoje norėčiau atkreipti klausytojų dėmesį ir paprašyti tikrai nesikuklinti ir nepatingėti, parašyti laišką mūsų brangioms redaktoriams, parašyti tiek į žurnalo redakciją, tiek į radio laidos redakciją. Jeigu jūs turite kažkokių pastabų ar pageidavimų, galbūt kažkokių įdomių idėjų, ar tiesiog norite padėkoti už praleistą laiką kartu, kuomet jūs klausotės radio laidos ar skaitote žurnaliuką, tai tikrai labai kviečiu jūs tą padaryti, nes pati kaip radio laidos vedėja žinau, kad kiekvienam kuriančiam labai svarbus yra klausytojo ir skaitytojo atsiliepimas. Ir ne tik atsiliepimas, bet ir įvertinimas. Ir aš tikrai tikiu, kad netgi ir kritika nepakenktų. Ir juk mes kitaip ir netobulėtume, jeigu neišgirstume kažkokių pataisimų, kažkokių pastabų. Taigi tikrai kviečiu visus, kurie klausotės radio laidų Vakaro žvaigždelė ir skaitote žurnaliukus, parašyti ir išsakyti savo padėkas, pastabas, kas tai bebūtų, bet tikrai padarykite tai. Ir jūsų, brangios mano viešnios, norėčiau paprašyti, kad jūs primintumėt, kokiais elektroninio pašto adresais klausytojai ir skaitytojai galėtų parašyti jums. Radio laidos elektroninis paštas vakaro@žvaigždelė.lt. Radio laidas taip pat galima parsisiųsti iš radio archyvo žvaigždelė.lt archyvai. Taigi, brangus klausytojai, tikrai priminkite savo vaikučiams nepraleisti radio laidelių, nusipirkti Vakaro žvaigždelė žurnaliuką su kompaktinė plokštele, kai jisai išleidžiamas, ir tikrai skaityti, klausytis, nes manau tai labai naudinga mūsų augantiems mažyliams. O dabar kviečiu pasiklausyti muzikos ir grįšime po trumpos pertraukėlės tęsti mūsų pokalbio. Likite su mumis. Žalioj žoliai nukrito rasos, žalioj žoliai kojytės basos ir kopetėlės mažos tiesiai į dangų. Lipu tenai be rankų, žingsnelis pirmas atvirumo, o kitas kupinas gerumo. Jeigu rankas dabar ištiešiau, atrodo dangų aš paliešiau. Bažnytėlį debesų, jauku tas jausmas tikras. Ar žinai, ko ateinu, mano širdelėj stiklas, stiklas pykčio nebylaus ir slegiančio pavydo. Ar žinai, ko atėjau, nes tavo meilė gydo. Aukštyn, aukštyn dar liko žingsnis, ar belstis tyliai, ar rakinti, bet dureles radau atvertas, o Dieve, negi aš to vertas. Bažnytėlį debesų, jauku tas jausmas tikras. Ar žinai, ko ateinu, mano širdelėj stiklas, mano vieniša širdis. Žinau, ją atpažinsi. Ar žinai, ko ateinu, nes tu ją nuraminsi.
vienas tikras. Ar žinai, ko ateinu? Mano širdelė stiklas, mano vieniša širdis. Žinau, ją atpažinsi. Ar žinai, ko ateinu? Nes tu ją nuraminsi. Nes tu ją nuraminsi. Nes tu ją nuraminsi. Iš širdies į širdį. Nes tik jie tai girdi. Grįžtame po muzikinio kūrinio į studiją ir tęsėme mūsų pokalbį su Vilma ir Daiva. Ir šiandien kalbamės apie radio laidos ir žurnalo Vakaro žvaigždelė istoriją, gyvenimą ir kasdienybę. Ir prieš muzikinę pertrauką aš paraginau visus klausytojus ir skaitytojus šio žurnaliuko rašyti atsiliepimus, padėkas, kritiką, bet aš tikiu, kad tikrai jūs jau sulaukėte įvairių atsiliepimų ir galbūt ir pastabų, ir padėkų. Manau, kad tikrai ne vienas klausytojas ir ne vienas skaitytojas jau yra parašęs jums laiškelį. Taigi, Daiva, norėčiau jūsų paklausti, kokie yra galbūt jums labiausiai įsiminę laiškeliai, atsiliepimai arba gal net istorijos, kuriomis pasidalino skaitytojai ar klausytojai apie jūsų radio laidą. Įdomu būtų išgirsti. Prieš 10 metų pradėjome kurti radio laidas vaikams. Bėgo dienos, savaitės ir metai ir iš klausytojų atsiliepimų supratome, kad radio laidas klausosi ne tik vaikai, bet ir visa šeima. Todėl sakome, kad radio laida skirta vaikams ir visai šeimai, nors iš tikrųjų mes radio laidose kalbame kaip vaikams, bet potekstėje suaugusiems. Kartą skambina telefonu viena močiutė ir sako: ačiū Jums už radio laidas Vakaro žvaigždelė, kai aš pasiklausau šių laidų ir ryte atsikeliu, tai man atrodo, kad mano gėlės gražiau žydi. Dar galiu pasidalinti tokiu labai smagiu atsiliepimu, kad viena močiutė irgi rašo: ačiū Jums, kad rengiate radio laidas ir žurnaliuką, ačiū, kad ugdote vaikus. Dabar man nereikės rūpinti savo anūkų auklėjimu, nes juos auklėja Vakaro žvaigždelė. Tai iš tiesų tai yra labai smagus darbo įvertinimas. Žinoma, gauname ir kritikos retkarčiais. Retai, tikrai retai, bet visada įsiklausau į kritiką ir padarau išvadas, ar tikrai nepadariau kažkur klaidos kokios, o jei padarau, tada ją ištaisau. Žodžiu, girdim ir sulaukiam daug tikrai gerų atsiliepimų, bet labai vertinam būna ir kritikos ir aš gal net pati asmeniškai gal labiau laukiu kritikos, nes tikrai žurnalas turi augti, turi keistis ir labai norim keistis. Man, pavyzdžiui, patinka žurnalo numeris tol, kol mes jį rengiam. Kai jisai yra išleistas, visą laiką galvoju, kad buvo galima dar geriau padaryti, norisi padaryti dar geriau, dar ir dar kitaip. Tai, žodžiu, laukiam ir pagirų, bet labai laukiam, žodžiu, pastebėjimų, kažkokių pasiūlymų, objektyvios kritikos, nes tikrai esam atviri ir pasiruošę keistis ir augti ir judėti į priekį. Labai džiugu, kad Vakaro žvaigždelės laida pasitarnauja ne tik vaikams, bet ir vyresniems žmonėms ir suaugusiems ir gimsta tokios nuostabios svajonės suaugusių žmonių širdise. O aš dar norėčiau paklausti Vilmos. Visgi nemažai nueita tiek žurnaliuko kelyje, tiek radio laidos kelyje, bet kiek žinau, tai yra ne vienintelė veikla, ne vienintelis projektas, turiu omeny išleidžiamas žurnaliukas ir radio laida, kurią girdime savaitgaliais ir kompaktinė plokštelė, kuri būna pridėta prie žurnaliuko. Tai nėra vieninteliai produktai, kaip pavadinkim šio projekto Vakaro žvaigždelė.
Vilma, papasakokit, kokių dar esate įgyvendinę arba galbūt planuojate įgyvendinti projektų susijusių su Vakaro žvaigždele. Šalia leidybos dar labai norim ir stengiamės išlaikyti tokį gyvą ryšį su skaitytojais, su vaikais ir važinėjam po vaikų namus, draugaujam su dienos centrais, atvažiuojam į dienos centrus su muzikinė programa, su pasakom. Žodžiu, vienu metu iš viso labai aktyviai važinėjom, atsimenu, išnuomodavom autobusą ir visa turėjom kaip ir teatro trupę, dabar teatro trupė buvo vaikai, mūsų vaikai, žodžiu, draugų vaikai jau dabar užaugo, dabar paaugliai ir tikrai labai mielai prisimena tą laiką, kai autobusais, su vaidinimu, su dekoracijom, su kostiumais keliaudavom po Lietuvą, po Lietuvos vaikų namus ir tikrai labai šilti tokie įspūdžiai, labai šilti atsiminimai. Dabar gal autobusais jau taip nekeliaujam, bet vis tiek karts nuo karto nuvažiuojam į vaikų namus, į dienos centrus ir tikrai labai gera bendrauti, labai gera žinoti, kad yra kas laukia ir kad esam reikalingi. Daiva, o kaip muzikinė dalis? Ar yra paraleliai projektų, kurie įgyvendinami šalia iš tos muzikinės pusės? Dar norėčiau papildyti, kad projektas Vakaro žvaigždelė, kad vaikai dori užaugtų, tai nėra vien tik radio laidos ir žurnaliukas, bet taip pat leidžiame kompaktinės plokšteles, esame išleidę 2 dainelių ir giesmelių rinkinukai. 2011 metais rengėme televizijos laidas žvaigždelė su vertimu į gestų kalbą, jas rodė Baltikum televizija. Šias televizijos laideles galima ir dabar pamatyti mūsų interneto svetainėje žvaigždelė.lt. Ir Pragiedrulių konkurse laida apie gestų kalbą gavo apdovanojimą kaip geriausia televizijos laida vaikams Lietuvoje. Iš tiesų labai nemažai projektų vykdoma paraleliai su jūsų žurnaliuku ir radio laidele. Ir turbūt jų būtų dar daugiau ir manau, kad tikrai turite daugybę idėjų ir minčių, ką galima būtų dar įgyvendinti, bet visam tam reikia be abejo laiko. Ir įdomumo dėliai, galbūt esate kada skaičiavę, kiek maždaug užtrunka to žurnaliuko 1/4 žurnaliuko su kompaktinė plokštele sukūrimas ir išleidimas. Parengti žurnaliuką su kompaktinė plokštele trunka apie 2 mėnesius. Ne vien tik reikia sukurti tekstą žurnale, jį iliustruoti, bet taip pat ir kompaktinėje plokšteliai surasti dainelių arba jas sukurti, rasti vaikų, kurie įdainuotų tas daineles, muzikantų, kurie parengtų fonogramą, lygiai taip pat ir pasakas, kurios skamba diskelėje, reikia ir sukurti, ieškoti aktorių, dainininkų. Norint parengti gražiai, užtrunka tikrai nemažai laiko. Kviečiu visus klausytis ir likti su mumis ir pratęsime mūsų pokalbį po pertraukėlės. Turiu galvytę, nosį, akytes, aš turiu burnytę, smakrą, ausytes, aš turiu širdutę, meilę dalinu. Ir mažiems, ir dideliems, meilės daug užteks visiems. Aha, tau ir man visiems, oho, tau ir man visiems. Aš turiu pilvuką, kaklą, pirštukus, aš turiu liežuvį, baltus dantukus, aš turiu širdutę, meilę dalinu. Ir mažiems, ir dideliems, meilės daug užteks visiems. Aha, tau ir man visiems, oho, tau ir man visiems. Aš turiu galvytę, nosį,
rankytes, aš turiu burnytę, smakrą, ausytes, aš turiu širdutę, meilę dalinu. Ir mažiems, ir dideliems, meilės daug užteks visiems. Aha, tau ir man visiems, oho, tau ir man visiems, aha, tau ir man visiems, oho, tau ir man visiems. Iš širdies į širdį. Nes tik jie tai girdi. Grįžtame po muzikinės pertraukėlės į studiją ir tęsėme pokalbį su radio laidos ir žurnaliuko vaikams Vakaro žvaigždelė redaktorėmis Vilma Varkulevičienė ir Daiva Bauerienė. Ir norėčiau, Daiva, paklausti jūsų. Tikiu, kad tikrai turite ne vieną idėją, projektą, kažkokių minčių, ką galima būtų dar įgyvendinti, kokių imtis projektų ir panašiai. Taigi, galbūt galėtumėt pasidalinti keliomis idėjomis, kurios, galbūt, jeigu Dievas duos, bus įgyvendintos artimiausioje ar tolimesnėje ateityje. Apie svajones. Viena iš svajonių tai turėti atskiras patalpas, kuriuose galima būtų vystyti kažkokią edukacinę veiklą su vaikais, pasikviesti juos į svečius, parodyti, kaip rengiamos radio laidos, peržiūrėti televizijos laidas, gal kokios edukacinės pamokėlės būtų, žaidimai su vaikais. Žodžiu, labai norėtųsi Vakaro žvaigždeliai išsikraustyti į didesnę erdvę. Taip pat 2016 metais planuojame tokį projektėlį Gyvybės stebuklas. Tai norėtume keliauti į vaikų namus, galbūt į darželius, mokyklas ir pasakoti vaikams, koks yra brangus dalykas gyvybė. Kad gyvybė yra didelė Dievo dovana ir mes visi esame Dievo meilės kibirkštėlės. Kad atkeliaujame į žemę, kad skleistume šviesą, meilę kitiems. Rodysim vaikam ištraukas iš televizijos laidos apie gyvybę, apie vaikelio vystymąsi iki gimimo. Ir taip pat yra labai svarbu, kad vaikai paaugę saugotų savo ir kitų gyvybę, saugotųsi nepažįstamų žmonių, neitų ten, kur jie kviečia ir taip toliau, taip toliau. Taigi šiuo projektu Gyvybės stebuklas norėtume vaikų širdelėse pasėti tokį grūdelį, mažą sėklytę, kad jie žinotų iš vaikystės, kad gyvybė yra labai labai didelis turtas ir reikia saugoti savo ir taip pat kitų gyvybę. Šis projektas, manau, būtų įdomus ne tik vaikams ar paaugliams, bet net ir besilaukiančiams mamytėms, nes besilaukianti mama, ji vis tiek labai daug galvoja apie savo mažylį, augantį pilvelyje ir girdėti, kaip jisai vystosi, kokioj tam tikroj stadijoje, kas tuo metu vystosi, tikrai yra labai, manau, įdomu. Ir manau, kad šis projektas susilauks tikrai ne tik dėmesio iš vaikų, bet ir iš besilaukiančių mamyčių. Ir kad jau prabilote apie finansinę paramą, aš norėčiau ir kreiptis ir į klausytojus ir tikrai tuos, kurie klausosi radio laidelių Vakaro žvaigždelė ir skaito žurnaliukus, noriu pakviesti tikrai prisidėti finansiškai prie šių įvairių projektų ir tikrai nesvarbu, kokia piniginė suma paaukojama. Aš manau, kad kuo daugiau žmonių tai darys, tai gali būti visiškai nedidelės sumos, bet kuo daugiau žmonių tai darys, ta suma, reikiama suma ir susikaups. Todėl tikrai negalvokite, kad jeigu jūs negalite paaukoti, 100 eurų, 50 eurų, tai geriau neaukoti visai. Manau, kad kiekvienas centas prie cento susideda ir tie pinigėliai tikrai panaudojami tikrai labai geriems darbams. Todėl tikrai kviečiu kiekvieną norintį prisidėti, įeiti į internetinį puslapį www.vakarozvaigždelė.lt ir ten jūs rasite visus rekvizitus, kurių prireiks paremti šiems ar kitiems Vakaro žvaigždelės projektams. O dabar norėčiau Vilmos paklausti. Vilma, kaipgi jūsų
galvoje ir širdyje besisukančios idėjos. Kokios jos? Pasidalinkite, prašau. Norėtųsi, jau kalbėjau, kad tikrai labai norėtųsi augti, nestovėti vietoj, norėtųsi augti ir kokybė, ir turiniu. Ir galbūt, tokia yra svajonė, kad galbūt Vakaro žvaigždelė ar išaugtų į kažkokį tai kitą leidinuką, vyresniems vaikams. Nes jau viena karta skaitytojų jinai auga ir išauga iš pradinuko. Vakaro žvaigždelė žurnalas jisai skirtas, daugiau iki mokyklinukams, pradinukams. Ir norėtųsi, kad skaitytojai mūsų ir toliau draugauti su mūsų skaitytojais. Tai norėtųsi, kad galbūt atsirastų kitas leidinys jau paaugusiems vaikams. Nuo šių metų tam pačiam žurnale mes pabandėm padaryti skyrelį paaugusiems, paaugusių pokalbiai, pažiūrėsim, kokiu atsiliepimu sulauks tas skyrelis, galbūt tas skyrelis kada nors išaugs į atskirą leidinį. Taip pat svajojam apie Vakaro žvaigždelės biblioteką, kad tų knygelių dabar turime 2, bet kad jau būtų ir gimtų daugiau, nes iš tikrųjų kūrybinės tos medžiagos, tokios, kurią galima būtų sudėti knygas per tiek jau leidybos ir radio laidos gyvavimo metų tikrai sukaupta, tikrai labai daug, tiesiog ją reikėtų gražiai apipiešti, gražiai iliustruoti ir galima tikrai leisti gražias knygelės. Labai smagu, kad svajojate ir aš tikiu, kad tos svajonės tikrai kažkada išsipildys. Ir Daiva, jūs dar norėjote kažką papildyti apie paauglius. Dar norėjau pasakyti, kad mūsų interneto svetainėje www.žvaigždelė.lt yra skyrelis skirtas paaugliams. Psichologija atsako į vaikams rūpimus klausimus. Taigi mūsų klausytojai iš vaikystės pereina į paauglystę, tampa jaunuoliais ir mes pasirengę atsakyti įvairius jiems rūpimus klausimus. Tikrai ir aš kviečiu visus nepamiršti ir vėl grįžti į vaikystę, vėl pabūti vaikais, vėl mąstyti, kaip jie karts nuo karto, nes juk ir mes kažkada visi buvome vaikai. Ir dabar norėčiau paprašyti pasidalinti informaciją, kur radio laidos klausytojai ir žurnaliuko skaitytojai galėtų įsigyti jūsų produkciją, kur yra jį parduodama ir ne tik žurnaliukas ir plokštelė, bet ir kitos kompaktinės plokštelės, kiti projektėliai, knygelės ir taip toliau, kur galima įsigyti Vakaro žvaigždelės produkcijos. Pirmiausia, noriu priminti radio klausytojams, kad laida Vakaro žvaigždelė transliuojama šeštadieniais ir sekmadieniais 8 val. Vakare per XFM radiją. O žurnaliukų Vakaro žvaigždelė galima įsigyti Lietuvos spaudos kioskuose, didžiuosiuose prekybos centruose, taip pat užsiprenumeruoti galima ir užsisakyti internetu km.lt, o interneto svetainėje žvaigždelė.lt galima sužinoti daugiau ir plačiau apie žurnaliuką, pasiklausyti ištraukų iš žurnaliuko kompaktinių plokštelių. Mūsų laida jau eina į pabaigą ir aš norėčiau paprašyti jūsų, brangios viešnios, kad jūs palinkėtumėt ką nors mūsų radio klausytojams, kurie šiandien mūsų klausosi. Jeigu kuriate daineles, lopšines, pasakas, eilėraščius ir manote, kad čia aš nieko gero nesukuriu, čia niekam verta, tai kviečiu drąsiai dalintis savo kūrybą su Vakaro žvaigždele, o mes dalinsimės jūsų kūrybą su radio klausytojais ir žurnaliuko skaitytojais. Ačiū Daivai už palinkėjimą ir Vilma, prašau, ką jūs norėtumėte palinkėti mūsų klausytojams? Noriu palinkėti neprarasti tokio vaikiško požiūrio į gyvenimą, viską matyti vaiko akimis. Ir tikrai gyvenimas yra gražus, labai daug dalykų yra gražių aplink mus ir tiesiog nepavarkim, nenustokim jais džiaugtis ir būkim kaip vaikai. Taigi, aš noriu padėkoti savo viešnioms, padėkoti joms už palinkėjimus, padėkoti už tai, kad jos atvyko šiandien čia ir
padėkoti Jums, kad Jūs pasidalinote visomis idėjomis, mintimis ir apskritai visą tą istoriją, kaip Vakaro žvaigždelė, kuo gyvena ir kaip gyvena. Ir tikrai iš visos širdies noriu palinkėti Jums, brangiosios, kad ši laida ir šis žurnaliukas ir kiti projektėliai Vakaro žvaigždelės gyvuotų dar ilgus metus ir kad džiugintų dar ne vieną šeimą ir augintų mūsų vaikuose, augintų tikrasias amžinasias vertybės ir puoselėtų jas. Taigi labai dėkoju Jums, kad šiandien atvykote pas mus. Ačiū Jums. O taip pat noriu padėkoti Jums, mano mielosios klausytojos, kad esate su mumis, kad klausotės mūsų radio laidų ir tikrai kviečiu rašyti ir atsiliepimus ir apie šią laidą, ir apie kitas radio laidas iš širdies į širdį, o tai galite padaryti rašydamos elektroniniu paštu i.sirdi@xfm.lt. Ir jeigu norėtumėte pasiklausyti mūsų laidos archyvo, jį galite rasti YouTube kanale, įsivedę iš širdies į širdį. Taip pat galite rasti mūsų Facebooko paskyroje radio laida iš širdies į širdį. Taigi kviečiu klausytis ir toliau mūsų laidų. Dėkoju, kad esate su mumis. Ir šį vakarą jau atsisveikinu, su Jumis buvo Eglė ir radio laida iš širdies į širdį. Būkite palaimintosios ir iki kitų susiklausimų. Sudie.